Aš tiesiog norėčiau daugiau pasiūlyti nepasakyti, kaip reikėjo žiūrėti filmą, kas savaime būtų, aišku, absurdas visiškas, bet tiesiog pasiūlyti vieną iš galimų raktų šio filmo, būtent pradedant nuo paties filmo ne pavadinimo, bet jo paantraštės. Tai, kas buvo parašyta kaip paantraštė filmo, yra Eine deutsche Kindergeschichte, viena vokiška vaikų istorija apie vaikus. Taigi šis filmas, kadangi mes taip ir žiūrėdami matėme, kad tai tarsi eina link detektyvinės linijos, bet kadangi taip niekas ir neišsisprendžia, bent jau tikrai mes nežinome, kas įvyko, kas įvykdė visus tuos baisius nusikaltimus, tai tiesiog tada mes suprantame, kad tai nėra grynas detektyvas ir tai tikriausiai ne detektyvas, o tai yra kažkas daugiau arba kažkas tarp vieno ar kito pasakojimo, vieno ar kito žanro. Ir dabar aš norėčiau tiesiog nukelti į visiškai kitą plotmę, ne filmo, tokią digresiją specialią apie vieną Europos tokią civilizacijų istoriją. Tai yra 1284 metai. Jeigu jūs prisimenate brolių Grimų pasaką apie žiurkininką iš Hamelno, tai buvo pasakojama apie žiurkininką, kuris išvadavo Hamelno miestą nuo užplūdusių jį žiurkių. Bet, kaip žinote, jis užgrojo savo stebuklingą fleitą ir visos žiurkės paskui jį patraukė ir buvo nuskandintos, taip sakant, patraukė ir prigėrė Vėzerio upėje. Bet miestelėnai atsisakė sumokėti sutartą sumą ir tada žiurkininkas pasirodė antrą kartą, kaip tik per Jono ir Pauliaus vardines, birželio 26 dieną. Ir tuo metu, kai visas miestas buvo bažnyčioje, jis užgrojo fleitą ir paskui jį žygiavo 130 vaikų. Jie patraukė, jis juos išsivedė į mišką ir ten liko gyvi, išliko mieste tik 3 vaikai, vienas šlubas, kitas aklas, trečias kurčias, kurie negalėjo suspėti su likusiais. Ir kartu nelabai ką galėjo paliudyti, kur kiti vaikai dingo. Ar jie buvo, kaip teigiama vienoje iš pasakos versijų, buvo nuvesti į olą, kitoje versijoje jie tiesiog buvo pasikėlę į aukštą kalną apylinkių, bet taip nieko ir nepaaiškėjo. Tai siejama šitą pasaką ir su Maro įvaizdžiu apie išvedamas žiurkės. Tai siejama ir su anksčiau, prieš 50 metų, 1212 metais įvykusiu žinomu Europoje vaikų kryžiaus žygiu, kada vaikus subūręs Piemuo Nikolausas tiesiog juos išsivedė vaduoti Kristaus karsto. Ir tie vaikai ėjo į Jeruzalę, jo vaduoti ir tai buvo jų kryžiaus žygis, išgarsėjęs visoje Europoje ir suteikęs vaikams šiek tiek daugiau jėgos, negu jiem buvo visuomenės priskirta kaip tik paklusnių, nekaltų vaikų angeliukų. Po daugiau nei 400 metų, 1724 metais Liepos 17 dieną, netoli to paties Hamelno buvo rastas pirmas iš garsiųjų laukinių vaikų, laukinis Pėteris. Jau anksčiau Etjenas Kondijakas savo knygoje apie žmonijos sąmonės kilmę prisiminė 1694 metų atvejį,
kai Lietuvoje buvo rastas vaikas užaugęs tarp lokių. Buvo dar atveju, kai vaikai buvo rasti Rumunijoje, sakykime, užaugę tarp vilkų, bet Laukinis Pėteris tai buvo pirmasis atvejis, kada buvo jau imtasi tam tikro tyrimo, tam tikros tarsi laboratorijos. Karlas Linėjus taip pat kalbėjo apie daug, tiesiog liudijo, daug tų vaikų rastų. Ir čia ta laboratorija buvo tokių kaip eksponatų, vieno pasaulio susidūrimas su kitu, vaikas užaugęs gamtoje ir kaip jis gali elgtis civilizuotoje aplinkoje. Tas Laukinis Pėteris buvo rastas nuogas, jis net ir priglobtas žmonių, jisai valgė paukščius, žmonės juos stebėjosi, jis tapo tam tikrą miestelio atrakciją, žiūrėti jį kaip tam, na, kaip cirke. Anglijos karaliaus Jurgio įsakymu jis buvo atvežtas į Londoną ir ten pristatytas dvarui. Tam dvare jis buvo auklėjamas, netgi buvo paskirtos tam tikros rašytojų satyros. Viena jų yra priskiriama Jonathanui Swiftui, kuris skamba taip, pakankamai ilgas pavadinimas, bet nusakantis į visą istoriją. Paantraštė tos satyros apie nuostabų laukinį žmogų, vokiečių miškuose išmaitintą laukinių žvėrių, sumedžiotą ir surakinta, kaip jis elgėsi kaip kvaila būtybė, bet yra vienas iš mūsų krikščionių, vadinamas Laukiniu Pėteriu, ir kaip jis buvo atvestas į teismą aprėdytas žaliai ir stebino visą dvarą. Tokia paantraštė. Šio vaiko istorija baigėsi pasaulietinę karjerą tarsi sėkmingai, jis išgyveno iki žilos senatvės ir buvo tiesiog sotus laimingas tam dvare. Po to atsirado daugiau dar tų vaikų minima. Vienas paminėtinas antrasis toksai, tai yra Viktoras, kuris yra vadinamas Viktoras arba žmonių vaikas, tai yra ir taip vadinasi yra apysaka, kuri sukurta, tiksliau pagal apysaką buvo sukurta drama René Gilbero de Pixérécourt, 1798 metai, jau reiškia po prancūzų revoliucijos. Ir tai yra vienos apysakos dramatizacija ir pagaliau tai yra pirmoji vadinamoji melodrama. Melodrama, kaip sako melodramos specialistas Peteris Bruksas, tai yra pasaulietiškas pašventinimas arba bandymas suvokti mitinę būties struktūrą žlugus didiesiems pasakojimams, didiesiems naratyvams. Tai yra suvokti, kas yra tas mitas be pasakų, be legendų. O žlugė jau tie didieji naratyvai, tai ir turima galvoje Prancūzijos didžioji revoliucija, kada ateina jau į istoriją apšvietos amžius. Ir šitas pasakojimas, melodrama, yra ir įvilktas pasakojimas į dramos rūbą, pasakojimas apie moralę ir apie moralumą. Ir čia kyla klausimai, ar 12 metų vaikas, kuris rastas netoli Averono, pietų Prancūzijoje, turi tam tikro stebukliškumo. Ar jis yra geresnis už civilizuotus vaikus? Ar jo prigimtis yra švaresnė? Ar jį pagaliau galima išauklėti? Tai yra iš tiesų tos pačios idėjos, kurias kėlė Žanas Žakas Ruso, kalbėdamas savo studijoje apysakoje Emilis arba esė apie auklėjimą. Ar gali žmogus išsaugoti savo prigimtinės dorybės tam korumpuotame civilizacijos pasaulyje? Ir, kaip žinome, Ruso teigia, kad su savo šūkiu atgal į gamtą, jis teigia, kad taip, vaikas yra prigimtinė dorybė. Bet aprašydamas tą būtent Viktorą, jo daktaras Žanas Itaras sako, kad tai buvo purvinas, konvulsinių judesių, dažnai linkčiojantis, linksintis galvą, neklausantis tarnų, puolantis juos arba tiesiog abejingai ignoruojantis juos vaikas. Paryžius visas jame matė tik žvėrį, žmogaus pavidalu. Ir tas pats daktaras Itaras savo brošiūroje apie laukinio vaiko auklėjimą rašo netikintis, kad vaikas iš prigimties yra geras. Tai yra jau pasistumėjama į kitą abejojamą prigimtinių gėrių.
René Descartes savo antrojoje meditacijoje sako sutinkantis su Dievo teikiamu gerumu, tačiau pats prisipažįsta, kad jį kai kas tarsi vedžioja, tarsi vilioja eiti kitais keliais, eiti klystkeliais kažkokiais. Ir jis visą laiką su tuo turi nuolatos kovoti. Ir kai kas tai interpretuoja tiesiog pavadinamas tą kažkas, kas vilioja, tiesiog sakydamas, kad tai yra vidinis žmogaus demonas. Ir kalbant apie tokius vaikus, kurie apšvietos amžiuje buvo surasti, su jais bandoma buvo eksperimentuoti, žiūrėti, kas išeis juos bandant auklėti, vienas garsiausių vaikų tai yra Kasparas Hauseris, apie kurį 1974 metais Werneris Herzogas sukūrė filmą Kaspario Hauserio Mįslė arba Kiekvienas už save, Dievas prieš visus. Ir ten kalbama apie apie pamestinuką rastą Niurnbergo aikštėje, kuris specialiai buvo uždarytas rūsyje su vieninteliu žaislu, arkliuku. Ir ten jis praleido visą savo vaikystę, kol jis buvo rastas toj aikštėj. Ir ten jis jau buvo tapęs cirko atrakcija, jo eidavo, žiūrėdavo žmonės. Ir jis buvo tos vadinamosios Wunderkamera, stebuklingos kameros eksponatu. Išgelbėtas vieno daktaro, jis buvo vėlgi auklėjamas, jis buvo mokomas matematikos, logikos, bet labiausiai jam patiko muzika. Ir vėlgi Werneris Herzogas tarsi parodydamas tą vaiką, kuriam vaidinti jis taip pat pasitelkė pamestinuką Bruno S., rodydamas jį ir jo tarsi lavėjimą tam tikrą. Finale, kai tas Kasparas būna užpuolamas 2 kartus ir tiesiog kai jis miršta, jo finalinėje vizijoje yra judantis per Sakarą, keliaujantis berberų genties žmonės karavanu. Ir tai tarsi nuoroda tam tikra, kad Wernerio Herzogo ypač jam būdinga tokia nuoroda, kad iš tiesų nieko mes negalim pasakyti. Ar jis iš tiesų tapo dabar civilizuotesnis, ar jo vidus vis dėlto yra likęs to prigimtinis vidus, kuris balažino, ar jis yra iš tiesų labai geras. Jeigu mes kalbėsim apie stebuklinę kamerą, tiesa, dar be abejo galima būtų paminėti prieš Wernerį Herzogą sukurtą François Truffaut filmą, kuris vadinasi Laukinis Viktoras, būtent apie Viktoro minėto atvejį. Laukinis vaikas, atsiprašau. Taip pat apie vaikus keistai besielgiančius, nueinančius į specialiai pasislepiančius olose. Filmą pastatė australų režisierius Peteris Veiras filmu Piknikas prie kabančios uolos. Ir jeigu mes toliau žiūrėsime, sakykime, žvelgsim net paradoksaliai į šių dienų ir šios savaitės stebuklinės kameras, tas turiu galvoj televiziją, mes matome tą patį modelį. Šneku, kad ir kaip tai būtų banalu Hanekės filmo akivaizdoje, bet šneku apie tą patį cirką, kuris yra šiandien dedasi Suračių. Tai yra žmogų, kurį atrado būtent pamestinuką, čigoną, tai yra gyvenanti už neva civilizuotos bendruomenės ribų, kuris yra išauklėjamas, kuris tampa populiariu, kultūringu, padaro bent jau, žodžiu, vietinę didžiulę karjerą, bet kada tos televizinio cirko direktoriam nepakanka viso to, tada jie prideda dar daugiau, supranta, kad reikia dar labiau laukiniškumo įlieti į ugnį ir tada tampa iškeliamos abejonės, ar jis yra, kas yra jo šaknis, kas yra jo tėvai. Ir taip toliau, žodžiu, mes stebime toliau tą patį pamestinuko vaiko modelį. Taigi Hanekė
Handkės, Peterio Handkės, kuris parašė būtent pirmiausia apysaką apie Kasparą Hauserį, ir Hercogo savotiškas pasekėjas šitame filme, kaip suprantate, seka retrospektyvę istoriją apie 1 metų įvykius Eichvaldo kaimelyje. Retrospektyvi, nenuspėsime, kuriais metais jį yra papasakota, bet mes už kadro girdime jau senyvo žmogaus balsą. Ir jis pasakoja apie 1 metų ciklą. Tai yra nuo derliaus nuėmimo šventės, keliaujame rituališkai kaimo ritualo keliu į Kalėdas, naujuosius metus, Velykas ir vėl sulaukiama to žydinčio augių lauko. Taip pat tai yra ir žmogaus ciklas, kada mes matome vaikus visiškai mažus ir kada jie vieni augesni, kiti netokie, dar visiškai maži, kelia klausimą apie mirtį ar susiduria su mirtimi. Kaip vienas vaikas tiesiog žiūri mirčiai, tai yra numirėliui į akis, kaip kitas mažylis klausinėja, ką reiškia mirti, tai yra jų pirmoji iniciacija į gyvenimą ir suvokimas apie gyvenimą kaip nelabai ramų ir galinti kažkuo nelabai laimingų baigtis. Kita iniciacija, kuri vyksta, tai yra jau konkrečiai pastoriaus šeimoje, kada mes matome vaikus ruošiamus konfirmacijai. Tai yra sutvirtinimui ir įžengimui į protestantišką bendruomenę, į religinę bendruomenę, kad jie vėlgi taptų civilizuoti, tai yra tos bendruomenės žmonės ir kaip jie elgiasi ten. O patys vaikai, taigi vėlgi tas pats miestelis, kaimelis, kuris yra apribotas ir ribos yra aiškiai nusakomos. Daktaras nukrito nuo arklio prie kaimelio ribos, vaikai eina į mišką, kuris yra už ribos, už to gyvenimo, ten randamas barono vaikas, ten randamas karlis ir tai yra tiesiog tas svetimas kitoks gyvenimas už civilizacijos ribų. Drauge tai yra, vėl grįžtant prie žanrų, tai be abejo yra literatūra. Stebėtina, kad Haneke pats sukūrė šį kūrinį, literatūros kūrinį, kuris, vadinčiau taip, kuris yra pailiustruojamas vaizdais. Tai yra kūrinys savo stilistiką visiškai primenantis, kalbant apie vaikus, vokiečių Bildungsromaną, auklėjimo romaną. Kartu tai galėtų būti ir kūrinys, kuris galėtų išsivystyti iki visiškai normalios melodramos. Jeigu mes sektume, jeigu mums būtų leista sekti mokytojo ir Evos meilės istoriją. Tačiau nei to mes nerandame, mums tai nesuteikiama ir tiesiog mes esame pasiklydę specialiai paklaidinti tarp tų žanrų. Šeima yra Hanekei vienas iš esminių punktų. Ir čia pastoriaus šeima, kuri yra dar vienas pasaulėlis mažas, nepaisant to, kad religija tarsi turėtų būti visiems vienoda, bet kada pasikėsinama į šeimą, čia jau užtrenkiamos duris ir uždaromi langai, čia jau negalima eiti. Šis filmas artimiausias Hanekės filmui, 92 metų filmui Benio video, kur vienos buržua šeimoje augantis paauglys visą savo gyvenimą, taip sakant, už mokyklinį gyvenimą praleidžia pažindamas pasaulį per tarpininkus, per televiziją, per kameras, kuriomis jis filmuoja žmonės. Ir vieno susitikimo metu tiesiog jis nužudo, tarsi netyčia, nužudo vieną pažįstamą mergaitę ir jis tiesiog pasiteisina tėvui, aš norėjau sužinoti, kaip tai yra iš tikrųjų. Bet jam jokių emocijų tai nesukelia ir jis suvokia, kas tai įvyko, tik žiūrėdamas tą patį nužudimo įrašą.
Ir kalbėdamas apie šitą būtent šeimą, čia šeima ryžtasi išgelbėti savo sūnų, vėlgi lygiai taip pat kaip pastorius. Bando išgelbėti ir prisijima visas, taip sakant, net nekaltes, bet bando užstoti, bando slėpti, kad išsaugotų tą šeimos instituciją švarę, kuri yra, kaip Haneke nekartą rodo, pati aukščiausia vertybė Austrijos gyvenime. Haneke čia šiuo atveju visiškai yra tos pačios kartos kraujo grupės su Elfriede Jelinek, su dramaturgu Tomu Bernhardu, kurie kritikuoja Austriją, kritikuoja Vieną ir ypač, kaip sakykime, pianistėje klausia, kas yra už to visiškai perpuvusio kultūros kūno. Benio video filme, Benio namuose, jo kambaryje, yra kambarys iškabinėtas klasikinės tapybos reprodukcijomis. Ir čia Haneke tarsi taip netiesiogiai klausia, ką reiškia kitas menas žmogui, ar menas nors kiek jį gali kažką su juo padaryti, sutaurint, praturtint, priversti ar išmokyti doriau elgtis. Lygiai tas pats klausimas, tik dar aštriau iškyla pianistėje, kuri groja Schubertą, ir čia pat iškyla įvairiausios perversijos, amžinas nepasitenkinimas, amžinos aistros ir vėlgi nepasitenkinimas visada. Taigi muzika, menas, Haneke tarsi sako, nieko negelbsti. Šiuo atveju negelbsti net ir religija, nes vaikai iš vienos pusės rengiami konfirmacijai, bet jie atsako savo paukščiuko nukryžiavimu. Ir Haneke, čia jau sakykime, mes galime jau turėti reikalą, kalbėdami apie Austriją, Austro-Vengriją, turėti reikalą su Freudu, kuris daugiausia teigia apie mumyse slypinčius demonus ir tai, kad ta nekaltybės balta spalva, ji nėra nekaltybės spalva, tai yra greičiau tramdomoji juosta, tramdomieji marškiniai, nes iki nekaltybės reikia žmonės užauginti, reikia išauginti, išauklėti. Ir tai nebūtinai, Haneke šiaip netiki iš tiesų vaikų nekaltumu ir jų tuo išlavinimu. Ir tai nebūtinai toks rūstaus auklėjimo rezultatas, kokį Austro-Vengrija, sakykime, jos edukacinė sistema teigia savo ir kitai ir likusiai Europai, savo labai griežto auklėjimų, rigoristinių, fiziniais mušimais ir panašiai. Čia jau galima Kafką toliau skaityti. Bet būtent čia civilizacijos ir auklėjimo pradžia, ta edukacinė sistema, ir Haneke mums pasakoja tokią vaikišką istoriją, tokią vokišką, o tai reiškia romantizmo, išblėsusio romantizmo vaikų istoriją. Bet jeigu mes kalbėtume apie patį mokytoją ir kodėl jis būtent, aš negaliu pasakyti tiesiog, sakykime, Hanekės motyvų, tiesiog tokia istorija yra, bet jo pasakojimas retrospektyvus, jisai suteikia galimybę prisiminimais pirmiausia atsitolinti nuo tos istorijos, nedalyvauti čia ir dabar iš karto, bet pasakoti ją pirmiausia epiškai, labai tam tikro taupiai, tam tikrom tiesiog tam tikrais epizodais, ir kartu, sakykime, šiek tiek objektyviau, negu jeigu jis būtų iš karto tiesiog būtų be filmo, sakykime, be to balso už kadro. Antra vertus, tai yra be abejo atminties fenomenas, kuris reiškia, kad mūsų atmintis visą laiką yra ji nepatikima. Ir jis tiesiog prisimena pabandykime improvizuoti po 40 metų tai, kas įvyko prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Ta netgi netiek reikšminga, iš tiesų, jeigu žmogaus gyvenime mes pagalvotume,
šitame miestelėje, šitame kaimelėje tie įvykiai nėra tokie reikšmingi, nes čia nieko, atsitiko kažkas, dingo trumpam, dingo vaikai, gydytojas nukrito nuo arklio, viskas. Tai yra milimetriniai judesiai visoje žmogaus gyvenimo istorijoje. Tai nieko nėra ypatingo, bet būtent jais Haneke bando kalbėti. Čia yra ta interpretacija viena, kurios ir Haneke nelabai vengia, sako, kad tai buvo intencionali, buvo sugalvota viena versija, nes tai yra, sakykime, tie nacizmo gimimo, nacizmo šaknis, kad tie vaikai, kurie vėliau užaugs, jie ir užaugs ir jie eis į antrąjį pasaulinį karą, jau kaip net ne Hitlerjugendas, bet kur kas vyresni. Tačiau tai būtų labai didelis, labai žymus filmo tematikos susiaurinimas. Tai tiesiog šiuo atveju mes kalbam apie tam tikras nuotaikas ir kaip viskas tvenkėsi per vienerius metus ir galbūt tai yra ta viena iš nuotaikų, kurios buvo paprastam kaimelyje kad ta nuotaika išsiveržtų, sprogtų pirmuoju pasauliniu karu, kuris vėlgi prasidėjo irgi nuo paskiro tik tai Erzhercogo nužudymo, o tai nebuvo milžiniškas iš karto visų frontų puolimas. Mokytojas vėlgi tai yra tas pats mokytojo paveikslas neryžtingo, kuris antra vertus viskas yra psichologiškai pakankamai aiškiai motyvuota. Jis nėra detektyvas, jis nėra koks nors kovinių filmų prototipas. Jisai tiesiog paprasčiausia nėra tikras nieko absoliučiai. Ir tos nuojautos, kurios jį persekioja, mes turime viską žiūrėti, mes patys esam. Šiuo atveju mokytojo žvilgsnis yra mūsų žvilgsnis. Ir mes patys turime žiūrėti ir nuspėti lygiai taip pat, kaip jis bando nuspėti, bando aiškintis, stebėdamas tik tiek, kiek mum ir yra parodyta. Man asmeniškai atrodo, kad iš dalies tas pasakotojo įvedimas šiek tiek gal palengvina žiūrovui, ypatingai tie patys pirmieji sakiniai, būtent suvesti su ta idėja, kurią jūs ir minėjote, Haneke jos nesikrato, būtent apie antrąjį pasaulinį karą. Nes kai teko skaityti prieš šį filmą būtent tas idėjas, kad Hanekės kad yra siejama, tai tiesiog man kilo mintis, kaip tai turėtų būti aiškiai parodyta filme ir būtent tas pasakotojas, jo kai kurie žodžiai, jie tiesiog palengvina tam pačiam žiūrovui atrasti tą tokias sąsajas.